O dabar leiskite pakviesti popiežiaus prelatą, habilituotą daktarą Vytautą Vaičiūną, pašventinti šias lentas. Čia gerbiamas mūsų miesto merė ir visi garbingieji šitos tikrai mūsų tautai brangios, iškilmingos akimirkos dalyviai. Sveikinu nuoširdžiai visus mūsų tėvynei brangią dieną. Ši diena primena mums ne tik tai mūsų istoriją, bet primena mūsų tą tikrai gyvybingą, genetinį ir Dievo paveldėtą paveldą ir dovaną, kad mes kiekvienas esame paskirti atlikti pasaulyje labai atsakingus uždavinius, pačiomis mažiausiomis pareigomis ir pačiais didžiausiais autoritetais. Todėl kiekvienas asmuo, kuris kažkokiu būdu prisideda prie mūsų tautos istorijos kūrimo, brandinimo, lygiai taip pat tie asmenys kaip tautos didžiavyriai, kurie įėjo į mūsų tautos istoriją su garbingais vardais, šių dienų, ypatingai jaunosios kartos, kada yra pagerbiami ne tik tai bendraamžių, bet ir tie, kurie turiningai mąsto ne tik tai apie tai, kas yra pagrįsta tik materialinė vertybė, bet mato apie aukštesniuosius idealus. Šitas atminimo lentas mūsų didžių tautos didžiavyrių atminimui. Kiekvienas, kuris pagal tavo valią ne tik tai prisimins, bet ir gerbs savo tautos ateitį šitų žmonių asmenyje, kad tikrai liktų ištikimas mūsų tėvynės sūnus ir dukra, to prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Dėkoju prelatui. Labą dieną, esu labai sujaudintas šio renginio ir matau tiek susirinkusiųjų, esu visiems dėkingas, tiek savo, tiek šeimos, visos giminės vardu. Suteikėt man ypatingą garbę, bet ta garbė priklauso ne mano tiems seneliai ir kitiems, kurie šiuose namuose gyvena. Nežinau, ar yra Garalevičiaus, Galaunės, Keklinskio ar Salatkiauskos giminių artimųjų. Žodžiu, senelis čia gyveno daugelį metų su mano močiute, su mano mama. Mano mama nesulaukė šio momento, mirė šią vasarą, toli, Australijoje. Prisimenu daug gražių prisiminimų savo mamos, mamulės, kuri, reiškia, labai
mėgo šios namus. Gyvenimas Daugirdo gatvėje jai buvo tiesiog visos praeities simbolis. Taip pat mano seneliui, kuris grįžęs iš tremties pirmąjį kartą, nes buvo ištremtas iš Lietuvos 2 sykius, reiškia grįžęs į Kauną 54 vasarą, buvo apsistojęs su savo seseris Višinskio gatvėje, bet rado progos laiko čia atvykti, apsilankyti Daugirdo gatvėje, nes ir jam tai buvo tarsi ir tikrieji namai. Tampriai suaugęs su Kauno miestu, kuris tuo metu buvo sostinė, ir laiškuose, kurių yra daugybė, labai dažnai, labai daug mini, aprašo šeimos ypatingus momentus. Žinoma, negalėjo daugiau rašyti, buvo ir išorinė, ir vidinė cenzūra, tačiau kiek galėjo, tiek pasakė. Ir viename laiške sako, vaikeliai, kiek jums ir tautai dar neišpasakota. Iš tiesų, jūsų meras šiandien labai gražiai pasakė, ir aš jam dėkingas, sakė, maždaug, gal netiksliai tie žodžiai, bet suprasti istorijos reikšmę yra pašaukimas, yra svarbu. Ir iš tiesų, šitos lentos, šių lentų atidengimas, tai ir reiškia, kad ateityje, sekančios kartos, jaunimas teirausis, žiūrės, aiškinsis, kas buvo Stasys Šilingas ir kiti čia gyvenę asmenys. Ir svarbu, kad jie žinotų, nes sako, mano senelis dirbo, veikė iš širdies visą savo gyvenimą, dirbo Lietuvai, dirbo Lietuvos valstybei, dirbo vardan Lietuvos ateities ir ypatingas pastangas dėjo, kad, reiškia, kultūrinių, istorinių, politinių atžvilgių Lietuva būtų stipri ir turėtų šviesią ateitį. Tai tiek aš iš savo pusės tikrai visų savo artimųjų vardu dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šių atminimo lentų, reiškia, organizavimo, padirbimo, įmūrijimo Albinui Vaičiūnui, kuris yra vienas iš šios idėjos iniciatorių, profesoriui deputatui Litumčiui, kuris didelės pastangas dėjo, reiškia, kad šita mintis būtų realizuota. Dėkoju Kaunui, kuris, kaip sakė, reiškia, ponas Albinas Vaičiūnas, gali didžiuotis tuo, kad aplenkė sostinę, reiškia, šios atminimo lentos parengimu. Ir dėkui jums visiems. Ačiū.